Dok. Dok. Labas draugės ir draugai, labai smagu, kad ir vėl susitinkame Dokadok tinklalaidėje. Šiandien kalbėsiu apie labai ypatingą ir talentingą žmogų, kuris sukūrė nuostabų meną ir paliko didelį pėdsaką mūsų šalyje, Lietuvoje. Jo vardas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Jis gimė prieš 150 metų. Tiesa, jau nebegyvena, bet šiemet švenčiame jo gimimo metines. O tai reiškia, kad jis buvo labai svarbus ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Ar žinai, kas jis buvo? Tai vienas garsiausių mūsų menininkų, kuris kūrė ne tik nuostabius paveikslus, bet ir muziką. O kaip jam tai pavyko sukurti tai visko? Aš irgi tą patį galvoju, geras klausimas. Čiurlionis turėjo nepaprastą talentą ir sugebėjo sujungti dvi labai skirtingas meno formas – tapybą ir muziką. Jis matydavo muziką kaip spalvas, o spalvas girdėdavo kaip muziką. Įsivaizduok, jeigu tu pieši ir klausaisi muzikos, galbūt ir tu pamatytum visus spalvų perėjimus ir formas, kurias gali išgirsti. Čiurlionis savo tapybą vadindavo kaip muzikinės kompozicijas. Pavyzdžiui, jis piešė sonatas ir preliudus kaip klasikinėje muzikoje. O kaip jis žinojo, kaip spalvą pasirinkti? Čiurlionis mėgo naudoti gamtos spalvas, nes jos jam buvo labai svarbios. Jis dažnai piešdavo gamtą, miškus, ežerus ir kalnus. Ir nors jis kūrė visiems, savo širdimi ir mintimis, Čiurlionis buvo labai susijęs su Lietuva. Jis piešė ne tik gamtos peizažus, bet ir mitus apie lietuvių dievus, senovinės pasakas. Taigi tai, ką jis piešė, buvo ir yra labai svarbu mūsų tautai ir žmonėms. Kur jis gyveno? Čiurlionis daug keliavo po Europą ir susitikdavo įvairius menininkus. Bet jis niekada nepamiršo savo tėvynės, Lietuvos. Jis labai mylėjo savo kraštą ir net įtraukė lietuvišką muziką ir liaudies dainas į savo kūrinius. Tai labai svarbu, nes jis ne tik tapė ir kūrė muziką. Iš tiesų, jo kūriniai padėjo žmonėms dar geriau suprasti ir mylėti savo kraštą. Tai jis turėjo supergalių? Labai patinka man tavo klausimai. Supergalių Čiurlionis neturėjo, bet galima sakyti, kad jis buvo tikrai ypatingas žmogus. Čiurlionis ne tik tapė gražius paveikslus ir kūrė muziką, bet ir labai daug mąstė apie svarbius dalykus, apie tai, kas yra gyvenimo prasmė, kas yra pasaulis ir kaip yra gražu gamtoje. Jo menas ir muzika mus moko svajoti ir dalyti savo idėjomis su kitais. Oho, skamba sudėtingai. Gal ir sudėtingai, sutinku, bet Čiurlionis norėjo, kad jo menas ir muzika būtų suprantami visiems. Ne tik lietuviams, bet viso pasaulio žmonėms. Jis tikėjo, kad menas gali sujungti įvairius žmones ir parodyti jiems, kad gyvenimas tai nuostabi kelionė pilna paslapčių ir atradimų. O dabar pasitikrink, ką sužinojai apie Čiurlionį. Atidžiai klausyk. Pirmas klausimas. Ką Mikalojus Konstantinas Čiurlionis darė dar papildomai, be tapybos? Atsakymas A. Jis buvo tik dailininkas. Atsakymas B. Jis buvo ir kompozitorius, kuris kūrė muziką. Atsakymas C. Jis buvo tik mokytojas. Jis taip pat kūrė muziką. Ir paskutinis klausimas.
Ką Čiurlionis dažniausiai piešdavo savo kūriniuose? Atsakymas A. Miškus, kalnus ir ežerus. Atsakymas B. Tik žmones ir gyvūnus. Atsakymas C. Tik geometrinės figūras. A. Miškus, kalnus ir ežerus. Tau puikiai pavyko atsakyti į klausimus. Labai džiaugiuosi, kad šiandien visi daug daugiau sužinojom apie genijų Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Jei nori pasiūlyti kitą temą, paprašyk mamos ar tėčio, kad Instagram paskyroje atsiųstų mums žinutę arba su suaugusiojo pagalba įrašyk garso žinutę, kokia tema tau būtų įdomi. Galbūt išgirsi save net ir kitoje tinklalaidėje. Dokadok. Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi.